Sveiki atvykę šį kartą jau į 6-ąją Time Club apžvalgą. Aš Gediminas ir Laikrodžiai LT komanda pristatome dar vieną Japonijos gamintojo Citizen laikrodį, šį kartą su chronografo funkcija. Laikrodžio modelis EcoDrive CA079083L. Šis modelis buvo išleistas 2022 m. birželį, tačiau Lietuvoje didesnio dėmesio susilaukė tik šiais 2023 metais. Paties laikrodžio išvaizda savotiškas pilot, dress bei sportinių stilių mišinys. Laikrodis nei mažas, nei didelis, korpuso diametras 42 mm, tačiau storis siekia 13 mm, tad labiau tiks vidutinio ar didesnio riešo savininkams. Toks storis greičiausiai yra įtakotas naudojamo mechanizmo gabaritų. Pats laikrodžio variklis B612 kvarcinis šviesa įkraunamas mechanizmas su chronografo funkcija. Pilot stiliaus ciferblatas patrauklaus tamsiai mėlyno atspalvio, tačiau pakankamai apkrautas. Turime 3 papildomus mažesnius ciferblatus. Pagrindinio laiko sekundės yra ties 6 val. 24 valandų ciferblatą turime ties 9 val. Ir chronografo minutės yra po 12 val. Ciferblato krašte matome laipsnių skalę. Arčiau centro turime valandų ir minučių skalę. Nors pagrindinės rodyklės yra baltos ir pakankamai didelės, tačiau laiko skaitomumas vidutinis, jau nekalbant apie mažą sekundinę rodyklę. Kita vertus, apsunkintas skaitomumas yra daugumos chronografų problema. Ties 3 valandą turime datos laukelį, tačiau jis mažas ir gana gilus, todėl jo skaitomumas taip pat prastas. Stikliukas mineralinis ir minimaliai iškilus. Aplink stikliuką turime kompaso krypčių skalę. Pats laikrodžio korpusas tvirtas, per aukštį nesuapvalintas. Mygtukai ir karūnėlė pakankamai masyvūs, kas suteikia laikrodžiui sportiškumo pojūtį. Chronografas paleidžiamas ir sustabdomas viršutiniu mygtuku, o nunulinamas apatiniu. Jis naudoja centrinę sekundinę rodyklę. Chronografo minutinis ciferblatas yra po 12 val., o maksimali matavimo trukmė 60 minučių. Tiesa, šis mechanizmas nepalaiko tarpinio laiko peržiūros galimybės, kuomet rodyklės laikinai sustabdomos, nors laikas eina toliau, o po kurio laiko rodyklės nušoka į priekį pagal einamąjį laiką. Nunulinimas nevyksta akimirksniu, rodyklės pamažu sugrįžta į pradines vietas. Laiko ir datos nustatymas standartinis. Atkėlus karūnėlę į pirmąją poziciją galite keisti datą. Atkėlus į antrąją keičiame laiką. Valandų ir rodyklių švytėjimas atrodo gražiai, tačiau pats efektas vidutinio stiprumo ir trumpalaikis. Vandens atsparumas iki 100 metrų. Jo pilnai pakaks kasdieniniams veikloms. Galima drąsiai praustis ar plaukioti. Nardyti netinka. Apyrankė pagaminta iš lankstytų geležinių narelių. Tad natūralu, kad jis stiprokai žvanga, o ir turi kažkiek laisvumo. Iki 6 narelių gali būti pašalinta, tad jis tiks 16-21 cm apimties riešų. Nors apyrankė netrodo taip blogai, Citizen galėjo sukomplektuoti laikrodį su pilnavidurių narelio apyrankė, kas šiam sportiškam laikrodžiui suteiktų daugiau solidumo. Tiesa, pakeitimui tinka standartinės 22 mm pločio apyrankės. Kągi, metas apibendrinti. EcoDrive technologija šviesa kraunama baterija. Tinkamai eksploatuojamas laikrodis su ta pačia baterija turėtų veikti 15 ar ilgiau metų. Nors šiais laikais chronografų funkcija labiau yra dizaino elementas, vis tik smagu jo pažaisti, o kartais ir panaudoti pagal paskirtį. 100 metrų vandens atsparumas, kurio pilnai pakanka kasdieniniai veiklai ir plaukiojimui. Minusai. Perkrautas ciferblatas. Laiko ir datos skaitomumas gana prastas. Žvanganti lankstytų narelių apyrankė, kokybė gana vidutiniška.
Galbūt subjektyvu, bet bent jau man laikrodis atrodo nuobodokas. Bendrai laikrodis paliko dvejopą įspūdį. Pagamintas tvarkingai, mėlynos Pilot stiliaus ciferblatas atrodo gana gražiai, tvirtas sportinio stiliaus korpusas. Iš kitos pusės laikrodis neturi aiškių stiliaus rėmų ir jam trūksta savotiško cinkelio ar kabliuko. Parašykite komentaruose, ką manote apie šį modelį. Dėkoju, kad žiūrėjote, jei apžvalga patiko, prašome pasidalinti, paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą. Taip pat komentuokite, tai padės mums tobulėti bei greičiau augti. Sėkmės ir iki pasimatymo.